Žiema nemažai rūpesčių sukelia ne tik kelininkams, bet ir vandens ūkį prižiūrintiems Dzūkijos vandenų specialistams. Įmonės darbuotojams vos ne kasdien tenka šalinti avarijas. Taip nutiko ir ketvirtadienį. Apie vidurdienį Alytaus mieste Vilties gatvėje trūko požeminis vamzdis. Vanduo ėmė veržtis į gatvę ir kaip mat užšalo. Vandentiekio avarijos trūkimas, 200 trasa, ketinė sprogo. Dar bandysim likviduot, kasamės, ieškom. O dar nepataikėm tą vietą, dar neaišku. Šiuo momentu pasisekė, gyventojai vandenį turės, kadangi tokia atkarpa papuolė, kad visi su vandeniu. Ar dažnos tokios avarijos Alytuje? Praktiškai čiut ne kasdien kasamės. Vandentiekio avarijos likvidavimu besirūpinantis vyrai sako, kad tokios avarijos įvyksta dažniausiai dėl tarybinių laikų vamzdžių. Kartais dėl to, kol vyksta remonto darbai, dalis gyventojų paliekami be vandens. Tarybinis ketus nekalus ir plus yra tarybinis plienas, kuris prarūdėjo ką daugiau. Čia kokios tai problemos, tai sutvarkome, toliau dirbu. Dėl po Vilties gatve trūkusio vamzdžio ekskavatoriui teko kasti žemę, sugadinti asfaltą. Vandentiekio tinklus pavyko sutvarkyti tą pačią dieną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.